O dabar mes jūs visus, BSF, pakvietė jūs į tikrai, būtiną, reikalingą diskusiją ir jų tikrai vyksta nemažai su protestų bangomis paraleliai. Mes pakalbėsime dabar diskusijoje apie žemės ūkio ateitį Europoje ir kaip naujai išrinktas Europos parlamentas gali įgyvendinti žaliojo kurso tikslą žmonės, pelnas ir planeta. Ir labai noriu pristatyti prelegentus, svečius, diskusijos dalyvius. Su mumis yra asociacijos CropLife Lietuva vadovė Zita Varanavičienė. Prašau. Zita, atsargiai laiptukai čia pas mus slidus, kad budrus būtumėte. Prašau čia nais. Taip pat noriu pakviesti Head of BSF's Agricultural Business in Europe, Gustavo Palerossi Carneiro. Please welcome once again. Thank you. Please sit down. Yeah. Su mumis taip pat ūkininkas Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas. Sveiki gyvi, malonu matyti. Taip pat Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas LSDP, Lietuvos socialdemokratų partijos žemės ūkio komiteto pirmininkas, ilgametis Kodžeka vicepirmininkas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, parašęs ne vieną pranešimą darnių maisto sistemų link. Labadiena dar kartelį, gerbiu. Sveiki. Kaip pasiruošęs su dokumentais, taip? Ne, čia tik klausimai. Gerai. Klausimų tikrai bus ir ne vienas. Ir su mumis ūkininkas Audrius Vanagas, prašau. Galite ir šokti iš karto savo vietą? Šokam ir viskas. Šokam atsargiai, aš irgi jums leidus prisėsiu. Taip, kaip ir sakiau, mūsų diskusija apie žaliąjį kursą, apie ateitį, nes diskusijų tikrai nemažai. Štai tos pagrindinės svarbiausios iniciatyvos, kaip žinia, ES tai yra nuo lauko iki stalo ir biologinės įvairovės strategija. Nežinau, 17 000 puslapių teisės aktų pasiūlymų iš jų kiek? Daugiau nei 10 000, ponė Zita. Viską skaitėt? 10 000. Tikrai ne, kas liečia žemės ūkį? Tikrai ne viską. Tikrai ne viską. Sunku tai padaryti. Ir tai iš tiesų tos apimtis reikalavimai yra labai, tokie ambicingi, kur praktikoje įgyvendinti jų visų tikrai neįmanoma. Ir ūkininkai teigia, kad reglamentai net nėra tvarūs ir tai gali sužlugdyti Europos žemės ūkio sektorių. Europos komisija iš tiesų, reikia pastebėti, nepavyko priimti ne pusės nuo lauko iki stalo sprendimų, tačiau komisija bendryje yra pasiryžusi įgyvendinti žaliojo kurso užmojus. Tikėtina, kad aišku per kadenciją šią nepavyks, jinai turbūt tie visi reikalavimai ir tasa bus perduota jau naujai kadencijai Europos parlamento. Na ir šiandien mes aptarsime, kaip ir minėjau, kaip naujai išrinktas Europos parlamentas gali įgyvendinti, ar gali įgyvendinti žaliojo kurso tikslus, kad suderintų skirtingus interesus tiek gyventojų, ūkininkų ir planetos. Nežinau, turbūt pradėsime nuo žmogaus su šortais tiesiai iš pievų ir laukų. Taip, gerbiamas Audriau, kaip jūs matote, su kokiamis problemomis šiandien susiduria jūsų ūkis, konkrečiai jūsų ūkis dėl žaliojo kurso? Sveiki visi, malonu matyti diskutuojančių tiek rimtų daug žmonių ir klausančių. Ūkininkauju Mažeikių rajone, kryptis augalininkystės, tvarus ūkis noriu pripažinti. Kaip aš įsivaizduoju tą tvarumą, sakyčiau, taip neariminė žemdirbystė užsiminėjau, kitaip sakant, taiko tiesioginę sieją. Ir aš manau, kad einu kryptimi link to, kad mano ūkis saugo tiek bioįvairovę, tiek mažina tas pačias mineralinės trąšas. Nenorėčiau sutikti su žaliojo kurso pagrindiniu reikalavimu augalų apsaugos priemonių mažinimu, ko ir dabar, kiek žinau, Europos komisija yra atsisakius, nes mažinant augalų apsaugos priemonių kiekius, tai pas mumis gali išsivystyti atsparumas tam tikroms medžiagoms ir mes neturėsime su kuo toliau kovoti. Tai turime nes problemų piktžolių, insekticidų, labai didelė problematika, kad tokių kaip ir neturime efektyvių. Tai ir iš to iššaukiama labai daug problemų.
su tuo ryšim. Tai, o daugiau tai tų nelogiškumų galima ieškoti ir vardinti labai daug, nes čia ir pradedant biurokratinę naštą, tai žurnalų pildymai kartais nelogiški, taip pat datos, tų datų, nežinau, ten 20-27, kurias mes turim žemdirbiai sekti, pagal ką vertinti. Ir toliau galų gale priimtas dabar gamtos atkūrimo reglamentas, ties kurio gali būti sunaikinti ir kiti ūkiai. Aš jau už kitus ūkius kalbu, ne tik apie save, mano konkrečiai ūkis nėra Natura 2000 teritorija, iki 2030 metų manęs tai neliečia, bet 2050-aisiais greičiausiai būsiu ir aš paliestas, tai čia gali būti labai skaudi tema ateičiai. Gerbiamas Mindaugas, linksi galvą, jūs esate ne tik ūkininkas, taip, ir grūdų asociacijos, augintojų asociacijos pirmininkas, koks žemdirbių požiūris? Aušrys, čia aišku, grūdų asociacijos pirmininkas, bet to pačiu, norėčiau pratęsti. Labai svarbu yra subalansuoti sprendimai, ko mes iš karto ir prašėm, kad yra aplinkosauginė ambicija, ūkininkai gynė prieš gamtą, bet tada subalansuokime, turi ekonominis ramstis ir socialinis ramstis, lygiai taip pat koreliuoti ir šitie didžioji dalis tų sprendimų, kad ir tas pats gamtos atkūrimo reglamentas yra labai didelė ambicija saugoti daugiau negu 20% saugomų teritorijų, padaryti teritorijos, tačiau nėra pinigų, nėra kompensacijom paskirta pinigų. Ir mes kaip ūkininkai žinom, kad visos tos aplinkosauginės ambicijos, kurios buvo dabar pasiūlytos, visada gamtininkai sako, iš BŽUP paimkit, bendrosios žemės ūkio politikai, bet jau ir dabar trūksta viešosiam paslaugom apmokėti ekoschemos, ne visos pilnai surenka pinigų ir panašiai. Tai iš kur dar paimti tų lėšų, kad kompensuoti ūkininkam. Ir yra labai kitas svarbus dalykas. Kai buvo priiminėjami šitie dokumentai, dar nebuvo tų krizių. Jūs prisiminkit, kas buvo COVID metu, nacionalinis saugumas kaip maistas. Visi prisiminėm pagaliau, kad vis dėlto maistas yra būtina žmonėms išgyventi ir gyventi, ne? Pagrindinis reikalas, dėl ko mes čia susirinkom. Tai mes šitą pagaliau prisiminėm. Karas dabar tą patį parodė ir taip toliau. Ir reikia persvarstyti šitą strategiją ta prasme, kad dalis jos vertė ūkininkus mesti ūkininkavimą ir ta prasme produkcijos kiekio neauginti tokio, kokie auginame, o dabar matome, kad mes privalome išlaikyti tą auginimo lygį, gal net jį didinti. Ir mes, pavyzdžiui, kaip Kožekai sakydavom, tai visą laiką ir savo pranešimuose, svarbiausia ambicija yra per kilogramą užaugintos produkcijos. Jeigu kalbėsim apie tą, mažinkim išmetimus per kilogramą užaugintos produkcijos. Nes dabar skaičiuojam hektarai, skaičiuojam to, gali visai jokios produkcijos neauginti ir sakysi, aš esu žalias ūkininkas. Bet tai tada koks tu ūkininkas, jeigu tu maisto neužauginai? Tai ūkininkai šitą klausimą svarbiausiai kelia, kad pagaliau grįžkim į technologinius sprendimus. Yra be galo daug inovatyvių sprendimų. Yra tyrimai, mokslų pagrįsti kažkokie sprendimai, kur jau dabar matom pavyzdžių, kurie yra fantastiniai ir pavyzdiniai ir kartais net dar geriau gali pasirodyti gamtos atžvilgiu, bet politinis lygmuo šitų argumentų dažnai negirdi. Tai buvo tikslas prieš mūsų nacionalinius rinkimus prieš 4 metus, jeigu pamenat, labai gera iniciatyva. Ištirkime visus Lietuvos laukus, padarykime bendrą žemės tyrimą, kas kažkiek metų pakartokime ir taip preciziškiau. Tada ir trąšų reikės mažiau, ir kitų priemonių reikės mažiau. Meteo stotelių prisistatykim dar daugiau. Augalų apsaugos priemonių galėsim jau tiksliau naudoti ir panašiai, prognozuoti ateinančias ligas ir panašiai. Tų sprendimų yra. Ir ko trūksta, tai trūksta politinės valios investuoti. Lėšų. O lėšos, tai jos, kai atsiras, manau, kad čia didžioji dalis ūkininkų tik tai supratę tą, kaip svarbu ir koks geras čia yra instrumentas, nes turėkit omeny, žalesnis ūkininkavimas reiškia mažiau išlaidų trąšom, mažiau išlaidų, ten sakysim, augalų apsaugos priemonėm ir panašiai. Tai čia laimim visi, ne tik gamta. Tai kaip su tais grūdų augintojais ir nusiskundimais, ar tikrai tik tai pinigai gali išspręsti viską? Na, žiūrėkit, aš pradėsiu nuo to, kad kadangi esu ūkininkas, tai vasarą neturiu laiko, tai dažniausiai keliauju žiemą ir tokią turiu aistrą aplankyti daugiau tolimų kraštų. Ir štai nuvažiavus į Braziliją, į Rio de Žaneirą, visą laiką žiūriu, kaip atrodo maistas ir žemės ūkis, tai yra natūralu. Į Rio de Žaneirą, modernų prekybos centrą, atkreipiau dėmesį, kad kiaušiniai yra sudėlioti lentynose, paprastose lentynose šalia duonos. Pas mus Europoje kiaušiniai yra padėti atvėsintose lentynose.
Ir aš uždaviau klausimą savo, kodėl taip yra. Pasirodo, kad Europoje vartotojai nenori pirkti neplautų kiaušinių. Europoje vartotojas nori, kad kiaušinis būtų, nebūtų ten nieko, jokių dėmelių, kaip žinot, kaime ant kiaušinių būna, kad jie būtų absoliučiai švarūs, todėl kiaušiniai yra nuplaunami šepečiais. Yra pažeidžiamas natūralus kiaušinio apsaugos sluoksnis, dėl ko jis tampa nebeatsparus užkratui. Ir apsikrėsti europietiškais nuplautais kiaušiniais tikimybė yra žymiai didesnė, nors ir laikomas atšaldytoj lentynui, negu apsikrėsti kiaušiniais Brazilijai ar kaimiškais kiaušiniais, kurie nėra plauti. Tai yra iliustracija, kaip kvailas sprendimas duoda tokį nesąmoningą rezultatą, duoda papildomas išlaidas ir niekaip neapsaugo žmonių. Tai lygiai tas pats yra su žaliuoju kursu. Pats tikslas yra labai geras. Mes už jau kas, bet ūkininkai tai tikrai nori sustabdyti klimato kaitą. Nes pirmiausia, mes patys ir kenčiam nuo tos klimato kaitos. Mes norime ją stabdyti visom įmanomom priemonėm. Bet priemonės turi būti efektyvios, priemonės turi protingos būti ir priemonės turi visgi sudaryti sąlygas mums ir toliau ūkininkauti, nes taikant tokias priemonės, kokios, atsiprašau, kvailas priemonės, kokios yra dabar numatytos ant Briuselio tose dangoraižiuose. Tai realiai ūkininkas nebegalės ūkininkauti ir nebegalės saugoti ateitį tos gamtos. Mes pasiūlėm planą dar 2019 metais, iš karto išgirdę apie žaliąjį kursą, iš tikrųjų apsidžiaugiam, pamatėm didžiulės galimybės savo. Nes mes Lietuvoje turim didžiulį pranašumą lyginant su kitom Europos, ypatingai šiaurės vakarų Europos šalim, nes pas mus naudojama ir pesticidų kelis kartus mažiau negu vidutiniškai Europoje, ir trąšų mes naudojame mažiau, ir turim labai gerą klimatą, gerą dirvožemį, sveiką dirvožemį. Na, visas turim sąlygas, kad pasiekti tų tikslų ir netgi didesnių tikslų, negu yra numatyta, protingai, su mažiau padaryti daugiau ir nepadaryti žalos nei apsirūpinimui maistu, nei finansinės žalos ūkiams. Bet į mūsų pasiūlymus dėl precizinio ūkininkavimo, dėl žemės ūkio skaitmenizavimo, dėl dirbtinio intelekto pasitelkimo, kad ūkininkas turėtų konsultantą kiekvieną dieną po ranka ir jis jam nuolat patarinėtų, ką daryti, nebuvo atsižvelgta, buvo priimti sprendimai, 19 amžiaus sprendimai, iš tikrųjų, kolegos. Dabar, kas yra numatyta žemės ūkiui žaliajam kurse, tai yra 19 amžius, tai yra visiškas atsilikimas ir nesupratimas. Tai man tik tai gailai tai žiūrėti. Po streikų, po protestų, dabar atsitokėjo truputį politikai, galbūt dabar atsigręš į mokslo žmonės, ne tik į diletantus ir neklaus gamtos mylėtojų diletantų, ką daryti, kad tą gamtą išsaugotų, bet paklaus gamtos mylėtojų profesionalų, mokslininkų, kurie išmano tą dalyką, kaipgi visgi padaryti, kad ir žmonės, vartotojai būtų patenkinti ir ta gamta būtų išsaugota. Dear Gustavo, what do you think about that example about Brazilian eggs? I'm come originally from Brazil, and I have never noticed that our eggs are not washed. But it's true now that I'm reflecting about it. And as a consumer, it was so easy for me to wash the eggs, and so I like your example. So thank you. Yeah. But can we implement here in the EU not just this example, but what do you think about Green Deal? Yeah, I think my colleague said a bit of what I believe as well. We all want the same goals. We all want a more sustainable environment, and things need to change. But how do they change? The transition, a practical transition plan, hearing the ones that are really doing the job, which are the farmers, is needed. And I think what has failed in the Green Deal, that the dialogue, I think farmers hasn't been heard. I think also the Green Deal discussions came in a very important political moment for Europe, where food stability is not a given. At any point in time, it could happen that we are not producing enough food here, where price will go up, the poorest will not be able to afford, and we should by all means avoid the situation to come. So I think what we advocate is, let's discuss on a transition, on a package of measures, also promoting innovation with reasonable timelines where we can transition. If you look
I like to give the example of the car industry. If you look to a car today running the streets and you ask your question, is the car polluting the environment today? The answer is yes, it is. But compare this car, how much cars were polluting 20, 30 years ago, much more. But improvements towards the systems has made car more efficient today. And I can make a bet to all of you, in 20 years from now, the pollution from cars will not exist. We will find ways that, but we need a transition. We cannot just impose, and I'm not sure if that's the right technology, that electric cars are mandatory for tomorrow because industry is not ready, consumers cannot pay. So you need to understand the practical consequence of a transition, and you need to promote innovation. And I think my colleagues mentioned many ideas are put on the table, but they are not supported and they are not incentivized. I believe, again, with better timelines and better dialogue, the introduction of new active ingredients in Europe can be faster. I can tell you, when we develop a global active ingredient, Europe is always the last place in the world that we get this register. And it's not because we are late in Europe, it's just because the timelines are higher. So if you would have a higher willingness to also speed up innovation, also digital farming is another example. Also, let's talk about, I know it's a taboo and I apologize if someone is fundamentally against it, but Europe is the only place in the world, or one of the only places, where genetic modified seeds are not allowed by definition, and we don't want to talk about it. Now, we have 30 years experience of GMO crops in the Americas. We haven't heard one environmental or consumer issue impacting that. So why we are not discussing things like this here? Because, again, it's always about prohibiting, limiting, and I think the practicability, the impact to farmers' income, the impact to food price needs to be factored in what we decided to implement. Ačiū Jums. Iš tiesų, kalbant apie tuos žaliojo kurso tikslus, gal dėl to mes ir stringame, kad jie yra tokie, nežinau, kaip čia švelniai pasakyti, neadekvatus gal. Štai vienas tikslų padidinti žemės ūkio tvarumo 50% sumažinant pesticidų naudojimą. Ar tai yra realu, ar kas kūrė tuos tikslus? Ar pasikonsultuojama su ūkininkais? Tai manau, kad kuriant tikslus tikrai nepasikonsultuojama, bet tikrai turiu didelę privilegiją kalbėti po gerbiamų diskutantų ir galėčiau kiekvieno išsakytam teiginiam pritarti ir paantrinti. Iš tikrųjų, žalias kursas buvo sukurtas, sugalvotas, paskelbtas kaip vizija, kaip svajonė. Mes visi turime svajonę būti laimingi, gyventi gerai, mažai dirbti, daug uždirbti. Tai tokia yra svajonė. Bet kaip visada, kaip sakoma, velnės slypi detalėse, tai tos detalės prasidėjo būti atskleistos tada, kaip Europos komisijos pateikė projektus. Tai projektas dėl tausaus pesticidų naudojimo, dėl naujų genominių technologijų. Va čia ir prasidėjo tos detalės. Iš tikrųjų, pats tikslas sumažinti 50% pesticidų pagal nutilėjimą yra neteisingas, nes turėtų būti tikslas padidinti 50% sveikų, įperkamų, prieinamų maisto produktų. Iš tikrųjų, aš šnekėjau verslo forume turbūt antrą dieną po to, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, ir labai toleregiškai tuo metu sakiau, kad apsirūpinimas maistu, maisto sauga yra nacionalinio saugumo klausimas. Švelniai tariant, auditorijos buvau išjuokta, bet nepraėjo nei pusę metų, apie tai pradėjo kalbėti Jungtinių tautų generalinis sekretorius. Tai aš tiesiog viduje pasijaučiau labai tokia nuspėjanti ateitį ir pateikusi geras įžvalgas, nepaisant to, kad auditorijos reakcija buvo nekokia. Ir kalbant apie tuos jau teisės aktus, taip, jūs jau pradžioje paminėjote daugybę puslapių, išnagrinėti ir kokybiškai parengti praktiškai jų neįmanoma. Ir taip pripažino Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen,
kad projektai buvo parengti nekokybiškai, jie buvo polarizuojantis, buvo per daug skubama. Tai manau, kad greitis ir kokybė ne visada eina kartu ir tiesiog reikėjo skirti daugiau dėmesio, daugiau diskusijų, atvirų diskusijų, nes mes ir dabar turime priimtą reglamentą dėl mikotoksinų ir jis pasidarė viešas tik tada, kaip jis buvo priimtas. Tai noriu pasakyti auditorijai, kad mikotoksinai yra tokios medžiagos, kurios susiformuoja javuose tada, kai laiku nebuvo panaudotas fungicidas, teisingas fungicidas ir turint tam tikras blogas sandėliavimo sąlygas, formuojasi medžiagos, kurios yra genotoksinai, kurios yra kancerogeninės medžiagos ir tada jau joks perdirbimas nepadės, nei virimas, nei kepimas, nei džiovinimas. Tai mes turime atlikti darbus tada, kada reikia ir taip, kaip reikia, kad išvengtume problemų. Tai mes turime daugelį gyvenimo sričių labai daug tokio diletantizmo, kada mes paliekame spręsti tokius labai techninius, labai gilius mokslinius sprendimus priimti tiesiog diletantams. Ir iš čia prasideda didžiausios problemos. Aš nenorėčiau, kad kada nors mano širdį operuotų kažkoks ten šiek tiek pasiskaitęs Wikipedijoje, kur yra širdis. Aš norėčiau, kad prisiliestų kardiochirurgas, kuris baigė mokslus, baigė rezidentūrą, dirbo prižiūrimas patyrusio chirurgo, o mes aplinkosaugą paliekam tokiems diletantams. Aš net turiu tokį pavadinimą, kad žmonės, kurie nesupranta gamtos dėsnių, jie galėtų būti tik tai gamtos mylėtojai, bet jie negali būti gamtos tvarkytojai. Su drugeliais skraidyti, taip? Ir su drugeliais jūs užminėt vieną mintį, kad nesenai priimtam gamtos atkūrimo reglamente yra numatyta, kad mes turime atkurti drugelių indeksą. Tai aš labai norėčiau, jeigu kas nors mane girdi ir kas gali pasakyti, koks Lietuvoje buvo drugelių indeksas prieš 70 metų, nes tuo metu okupacinė valdžia turbūt medžioja partizanus ir nesirūpino, kiek ten drugelių yra pievose. Tai klausimas yra politikams. Ką mes atkursime? Tai gal pirmą reikėjo investuoti į mokslą, kuris pasižiūrėtų, kas yra mūsų pievose, kas yra mūsų dirvožymi, kas yra mūsų miškuose ir tada reikia priimti sprendimą, kur ir ką atkurti. Taip, klausimas kaip ir politikams apie operacijas ir chirurgus kalbant, štai apklausos rodo, socialdemokratai turbūt formuos vyriausybę naują, prezidentas jau gerbiamą Palucką įvardyje kaip vyriausybės vadovą, tai kaip tas žalias kursas ir tikslai, kaip atkreipsi dėmesį juos? Žinot, pasakysiu taip, kaip sako, reikia peršokus griovį, tik tada sakyti, o mes dar net nepradėjom bėgti kito griovio, tai gal šitas apklausas palikime į ateitį, bet iš esmės dabar keletą momentų, iš tiesų apie tuos tikslus, tai mums pagrindinės, aišku, investicijos į žemės ūkio sektorių ir bendrai reikia Lietuvoje kalbėti apie bioekonomikos strategiją kaip tokią, kad maksimalizuoti pridėtinę vertę, kurią mes kūrėme žemės ūkį. Ir čia kalbu ne vien tik tai ūkių modernizavimą, čia kalbu ir apie pramonės modernizavimą, čia kalbu ir apie technologinius procesus. Į šitą turim dėti labai daug pinigų ir mes kalbam apie valstybinį plėtros banką, nes pažiūrėkit, ką kitos ES valstybės daro. Visos turi tokius bankus, visos investuoja pakankamai didelės lėšas ir kalbam milijardus eurų ir ta tranzicija vyksta per tą atsinaujinamą, per naujas technologijas, jie tampa konkurencingesni. Jeigu mes šito nedarysim, dar po 10 metų mūsų žemės ūkis ateities neturės, nes mes jau būsim visiškai atsilikę. Dabar grįžkim prie pesticidų. Ar pamenat patys ūkininkai, rėkėm ir sakėm, kad žiūrėkit, kas darosi, atvažiuoja iš trečiųjų šalių pigus importas, kuriame naudojami draudžiami Europoje pesticidai, ne augalų apsaugos priemonės. Ir tada, kodėl Europa nieko nedaro? Netgi Ukraina kaltino kiti irgi dėl to paties, kad ten yra dalis naudojamų, nes jam dar to reikalavimo nėra. Tai vat irgi kalbėkim, tada būkim biedni, bet teisingi. Ir šitoje vietoje tikrai turi mokslas pasakyti, kas yra saugu, nes yra jungtinis mokslininkų centras, jie tyria ir turėkime omeny, kad pietų šalys
šalis šitų augalų apsaugos priemonių turi turbūt paletę, nežinau, Zita čia galėtų pasakyti, bet jau ten kur kas daugiau yra, gal net dešimtimis, jeigu ne šimtais, lyginant su mumis, nes pas mus labai kuklus. Ir tas tikslas vis dėlto turėtų būti, nes mus mažai naudojančius dar toliau mažinti, bet vis dėlto žiūrėti į tas pietų šalis ir kaip ten mažintis. Ir kitas dalykas - riboti draudžiamų produktų importą, kurie yra naudingi. Ir dar vienas dalykas, būkim biedni, bet teisingi. Mes kaip profesionalūs ūkininkai visi turim žinias. Žinom, kad jau dabar dienos metu nerasim save gerbiančio ūkininko ten laukuose su purkštuvu. Bet sodininkai mėgėjai, visi kiti mėgėjai, ne? Tai net neįdomu niekam. Bitės, kokios bitės, purškiai ir viską. Tai reikia žmonės šviesti ir čia ne ūkininkus kaltinti, bet visą visuomenę, nes mes visa visuomenė įtraukti į šitą esam. Vėlgi apie tai šnekėt. Ir grįžkim prie programos dar. Kitas dalykas. Visi moksliniai tyrimai, dabar pažiūrėkit, viena po kitos laboratorijos uždaromas. Turėjom Lamco laboratoriją, jos nebeliko. Kas bus toliau? Mes atvirkščiai sakom, šitos pajėgumus reikia stiprinti, nes duomenyse ir žiniuose yra dalis sprendimo. Mes tada galim atpiginti savo produkciją, užbėgti įvykiam už akių. GMO buvo paminėtas. Aš galbūt negituočiau už GMO kaip tokį, bet, pavyzdžiui, genų redagavimas jau yra labai aiškiai išskirta nauja terminologija. Ir mūsų lietuvių mokslininkai yra pagrindiniai šitoj, ten, kur iškerpa mažą dalelę geno. Ir tai yra ateitis. Profesorius Šikšnys vos Nobelio premijos negavo už tai. Ir tai yra ateitis. Nes tada augalas tampa atsparesnis. Tai žiūrėkim į tokias inovacijas, į tokius sprendimus. Tai jokiais būdais nereikš, kad tas augalas GMO, nes labai aiškiai atskirta yra šita. Tai yra sprendimų, bet neužmykime ant laurų ir ieškokime tų technologinių sprendimų. Čia pagrindinė esmė. Pone Zita, nepamirškit minties, kaip tie technologiniai sprendimai ir inovacijos ūkininkams. Ar, pavyzdžiui, kiek sekat, kiek rūpi, čia pat dar visuomenė spaudžia jūs? Technologiniai sprendimai yra taikomi, ūkininkai patys pirmieji važiuoja su naujausiam technologijom, iš paskos tik važiuoja mūsų valdžios atstovai. Jis sakydami, jūs taikykit, darykit, nors mes jau nuvažiavę nurūkę ten 50 metų į priekį. Tai va būtent mes per 2 metus šios deklaravimo naujo periodo kaimo rėmimos tą ir pamatėme, kad valdžia mūsų tikisi, kad mes, pavyzdžiui, 486 tūkstančiuose galimai tik tai neriminį būdą taikysim, nors mes jau dabar taikome 2,5 karto didesnėme plote. Tai jūs įsivaizduokit, kokie tie skaičiai. Ir iš to seka visos kitos problemos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų skaičiavimo ir kitomis metodikomis. Tai va, ką noriu pasakyti, kad mes taikome tas technologijas naudodami palydovus, skaitydami, važiuodami su NDV indeksą, būtent palei tai atreždami kintamą normą ir panašiai. Taikome tiesiogiai, nes jie neriminės, kur galim nedirbti, mes ten ir nedirbam. Kaip įsivaizduoja, ką mes čia ariam ar dirbam iki pat šlaito ar net šlaitų suariam. Nebėra nieko panašaus. Taip, gerbiamas Zita, turėjot mintį ir dar šešėlio temą paimkite kartu. Gerai, tai aš norėjau priminti, kad, sakykime taip, šiaurės zonoje yra 1/3 asortimento, centrinėje zonoje yra 2/3 asortimento ir tas 3/3 yra pietų zonoje. Tai mes iš tikrųjų turime labai siaurą asortimentą. Ir jeigu galiu taip šiek tiek pajuokauti, nes čia yra toks anekdotas ir apie tai visi kalba, kad, žodžiu, Azija pirmauja technologijomis, JAV pirmauja inovacijomis ir atradimais, o ES draudimais ir ribojimais. Tai dėl tų draudimų ir ribojimų mes prarandame asortimentą. Iš tikrųjų, klimatas keičiasi, pas mus ir kenkėjų generacijų daugėja, yra tie nauji kenkėjai ir vystosi lygų ir kenkėjų atsparumas. Todėl mes turime nemažinti asortimento, kad galėtume keisti skirtingas cheminės medžiagas ir tokiu būdu užtikrinti, kad tie produktai veiks efektyviai. Jūs teisingai palėtėte, taip, mes turime skaudulį ir tas skaudulys yra falsifikuoti produktai, šešėlinė rinka, nelegaliai įvežami produktai. Tai jeigu visiems kartu pavyktų suvaldyti šitą juodulį,
tuomet Lietuvos ūkis būtų turbūt pats žaliausias visoje Europos Sąjungoje, nes kita vertus mes turime ir pripažinti, kad būtent asortimento trūkumas ir kartais ir paskatina ūkininkus atsigręžti į tą nelegalią rinką, nes jie ieško sprendimų, kurių nėra legalioje rinkoje, o jų nėra ne dėl to, kad įmonės nenorėtų tų produktų registruoti, o dėl to, kad yra nelogiški draudimai. Ir aš tikrai paantrinsiu Gustavo, jeigu mes labai daug kalbame apie biologinius produktus, čia dabar politikų toksai yra burtažodis, kad visas problemas išspręs biologiniai produktai, tai noriu pasakyti, kad biologinių produktų registracija Amerikoje žemynė, registracijos trukmė skaičiuojame mėnesiais, tai nuo 14 iki 18 mėnesių, Europos Sąjungoje skaičiuojama metais, tai nuo 5 iki 7 metų. Tai žodžiu, tas mūsų administracinis procesas turėtų paspartėti kartais, norint ne tai, kad mes pirmautume, sakykime, kaip regionas, Europa, žemynė, bet norint, kad mes beviltiškai neatsiliktume. Dear Gustavo, what about BASF ambitions, talking about the Green Deal plans and goals? What you are doing to reach that fields with your, the best products you have? Yeah, no, thank you for the question. So first, we understand the importance of the industry to speak up. So together with CropLife in every country on a regional and global level, we are very active to advocate. We also have constant dialogue with farmers association to speak up. So this conversation is not only happening here, but it's happening in all political fronts. Although we are also criticized, but with high investments in advocacy. So from one side, we need to be on the table. From the other side, we put on ourselves a high responsibility to help the transition. So we talk a lot about the challenges to bring and the costs to bring innovations on chemical to Europe. But BASF is launching 4 new active ingredients within this decade in Europe, which in my view is an outstanding performance. We have launched Revisol. We are launching a new cereal herbicide called Luximo. We are launching a new insecticide for piercing and sucking insects called Axalion. And towards the end of this decade, we will launch a new Stobiruline for a cereal fungicide as well. The pipeline for the next decade is as interesting as the pipeline for this decade. We are also investing in digital farming considerably, believing that the use of digital technologies and recommendations to reduce volumes of fertilizers, to reduce the volume of chemical products. And then if you ask, is BASF investing in methods to reduce pesticides? And my answer is yes, we are reducing, because that's what we all need. And if we don't do as BASF, someone will do, and we believe we can do it ourselves. So we are investing. So you speak about gene editing. We also have massive investments in gene editing technologies in this field. I mentioned earlier today, we are investing in systems to document, capture, reduce and capture the carbon footprint for crops produced in order to allow farmers to trade those carbon credits in Europe. So these are all investments that we are doing, that while from a political perspective there are discussions and controversy, but we understand that we cannot wait to understand the future look like. But I can tell you, many of those investments, they will be launched in 10, 15 years, and it's extremely hard to predict what will be the market conditions to approve those. I give an example, gene editing. To be a competitive player today, you should have started something 10 years ago. And 10 years ago, who knows if it's going to be approved or not? And we still don't know. So that's the role I understand that we are playing today on the let's call it the green transformation for Europe. Yeah. Thank you. Jeigu turite klausimą, būtinai pakelkite ranką, nes tu užduosiu po paskutinį klausimą. Jeigu turite klausimą, pakelkite, prinešim mikrofoną ir galėsite užduoti. Taigi, klausimas kiekvienam. Turime naują parlamentą.
turime ten tuos tikslus žaliojo kurso, jeigu reikėtų patobulinti jame žaliajame kurse, kad mes suderintume žmonių, ūkininkų ir planetos tuos interesus. Ką jūs patartumėte? Koks būtų jūsų patarimas? Keli konkretūs patarimai patobulinimui. Audriau. Mano pagrindinis patarimas būtų, dabar yra žvelgiama į ekologinį ūkininkavimą, sukoncentruotas dėmesys. Pamatėme, kad to maisto ekologinio vartotojas nesirenka, jis nėra patrauklus, jis yra brangus užaugintas, jis yra labai remiamas. Aš sakyčiau taip, kad reikėtų rėmimą koncentruoti į tvarų ūkį, žiūrint į visus aspektus, kuriuos apėmė visas rinkinys tų priemonių, kuris apibrėžia tą tvarumą. Tai ne tik žiūrint, koks žemės dirbimas ar pesticidų susimažinimas ir panašiai, bet ir darbo sąnaudų apžvalga ir ryšium su tuo viskas, kas susiję. Tai vienas iš aspektų. Kitas dalykas, neproduktyvios žemės, kad neproduktyvi žemė nebūtų neužsėta, neskirta maistui auginti. Va, čia irgi vienas yra iš tų pagrindų. Šiek tiek po žemdirbių protestų sušvelnėjo Europos komisijos poziciją tuo klausimu, matome atleidimą, bet dėl to nusiraminti neturim, bet kryptį matome tik tai taip, kad turime ūkininkui duoti laisvę rinktis. Žalių priemonių yra daug ir tas ūkininkas, kad galėtų pasirinkti, kuri jam patogiau taikoma būtų ūkyje. Tai čia koncentruoti ir tai. Ir būtent, kaip ir minėjau pirmajame savo pasisakymė dėl augalų apsaugos priemonių, kad nebūtų išimamos tikrai geros ir veiksmingos augalų apsaugų priemonių veikliosios medžiagos. Nes dabar gaunasi taip, kad veiksmingos ir pakankamai saugios yra išimamos, mes naudojame trumpo poveikio, vadinkime taip, apsaugos priemonės ir turim kartoti, kad sunaikintume tam tikrus kenkėjus. Tai aš nematau tame, kad čia būtų labai tvaru 3 ar 4 kartus važiuoti, geriau vieną, bet užtikrintą kartą. Gerbiamas Mindaugai, kaip su tai dangoraižiais, kaip ten pasiekti tuos viršutinius aukštus? Aš manau, pats pagrindinis patarimas būtų ta auksinė taisyklė, vadovaukitės darnos principais. Yra 3 ramsčiai, jie turi būti lygiai vienodi visi. Aplinkosauga, ekonominis dėmuo ir socialinis dėmuo. Ir jeigu subalansuoji, tas sprendimas subalansuotas, tada turi teisingą sprendimą. Pavyzdžių N+K, kiek technologijų yra ir kokie jie efektyvūs, jie ir pelną neša, jie ir žmonės įdarbina, ir jie turi tą aplinkosauginę gerą veiklą. Pamirškime tas kažkokias kūrybinės dirbtuvės, kur net nežinodami, net ne mokslininkai sueina ir pasiūlo sprendimą, kuris net neefektyvus yra. Ir grįžkime prie mūsų DNR, mokslo. Kitas dalykas labai svarbus, prisiminkite, mėly politikai, ne tik tai su klimato kaita kovoti reikia, bet visi esame įsipareigoję, kaip visuomenės, kad mes padėsime ūkininkam prisitaikyti prie klimato kaitos. Paryžiaus protokole labai aiškiai parašyta. Tai reiškia investicijos, tai reiškia priemonės, tai reiškia kažkokios naujos medžiagos, inovacijos, technologijos. Į visą šitą turim daug investuoti, jeigu mes norim, kad ūkininkai užaugintų tą maistą, jeigu mes nenorim mirti badu. Ir pabaigai apie tuos pačius pesticidus. Apie vaistų uždraudimą nešnekam. Lygiai taip pat, jeigu susirgau, tai išrašė daktaras vaistų. O dabar, jeigu augalas susirgo, tai jį gydyti reikia. Kas kitaip pasakys? Ir jį būtina gydyti. Tik tai mes kalbam, kaip tą padaryti labiau preciziškai, kaip tą padaryti galbūt dar kitais būdais be mažesnio šalutinio poveikio ir taip toliau. Bet ir tie patys vaistai turi šalutinį poveikį. Bet jeigu negydysi, tu nuodėsi žmogų. Maistas bus nesaugus. Taigi turim pavyzdžių N+K. Tai visi grįžkim į mokslų grįstą diskusiją. Baigim čia tas spekulacijas, kur asfaltiniai žalieji. Ir pabaigai, jeigu Vilnius nori saugoti gamtą, tai parodo pavyzdį visai Lietuvai, įsisteikit rezervatą Vilniuje, kažkokį gražų, apsiribokite ten veiklas. Ir mes tada matysim, ar gerai ar negerai, ir pasižiūrėsim kaimuose irgi priimsim šitus sprendimus.
Taip, gerbiamas Aušry, kaip įtikinti Europos parlamentą, kad augalas irgi žmogus? Augalas tikrai ne žmogus. Bet aš pradėčiau nuo to, kad Lietuvos žemės ūkis turbūt kaip jokia kita sritis per pastaruosius 20 metų padarė milžinišką pažangą. Mūsų žemės ūkis dabar nieko nesiskiria nuo žemės ūkio Vokietijoje, Prancūzijoje ar Ispanijoje. Netgi yra daugeliu atveju pranašesnis. Mes visai neseniai turėjom susitikimą su kolegomis iš Prancūzijos, tai tikrai dabar šiuo metu su pavydu žvelgia į mūsų laukus ir mato, kad mes jau jiem dedam malkų, taip sakant, liaudiškai. Ir mūsų laukai atrodo gražiau, mūsų dirvožemis yra sveikesnis, mes turim geresnės klimatinės sąlygas, mes turim geresnės technologijas negu prancūzai jau. Ir ta pažanga jinai nesustoja, tik tai gauna pagreitį. Ir šita paroda atskleidžia, kokia yra pažanga. Pažiūrėkit, didelę parodos dalį užima skaitmeninės technologijos, dronai ir panašus dalykai. Tai jie jau nebe ateitis. Tie daiktai tapo dabartimi. Tik tai klausimas, per kiek laiko jie įsigalės mūsų sektoriuje. Kaip minėjau, joks kitas sektorius negali pasigirti tokią pažangą, ką jau ten kalbėti apie sektorius, kurios administruoja valstybė, pavyzdžiui, sveikatos apsauga ar švietimo sritis, tai visiems tik tai juoką kelia, kokie mes esam visiškai akmens amžiuje ir esam beviltiškai atsilikę. Tai žemės ūkis gali būti visiems pavyzdys. Bet reikia suvokti, kad norint iš ūkininko reikalauti, reikia jam kažką ir suteikti. Dabar labai lengva kažkur tai daugiabutyje, gyvenant Vilniuje, reikalauti, kad ūkininkas saugotų gamtą. Tai tu, broli mielas, tu nors 100 dalį tiek pasaugok tos gamtos, kiek mes jau saugom tą gamtą dešimtmečius. Žmonės nesuvokia, kad jūs ten saugokit, o mes čia darysim kaip išmanom. Tai pasiūlykim atkurti, pavyzdžiui, gamtą pagal reglamentą kur nors Pilaitė ar Karoliniškėse. Tai atkurkim tą gamtą tokia, kokia jinai ten buvo prieš 70 metų, bet žmonės apie tai nenori net girdėti. Jie neįsivaizduoja, kad apie tai net galima diskutuoti. Bet atkurti gamtą pas mus ūkiuose, tai jie pasišovė labai greitai ir nepaisant nieko. Tai tvarkoja, tai mes galim tas bioįvairovę, tas auginvietės saugot ir vertingas vietovės, bet reikia suprasti, kad už tai turi būti teisingai kompensuota. Ir jeigu mes kažkokį tai dalį dirbos išimsim iš gamybos, reiškia, kitoj daly mes turėsim taikyti itin intensyves technologijas, kad kompensuoti tą sumažėjimą. Tai viską galima padaryti, bet svarbiausia, kad mes atsisakytume tų aplinkosaugininkų diletantų, kad nebeklausytume, ką jie šneka, nes jie šneka vėjus, jie nieko neišmano, jie visus moka gyventi, bet nieko apie tai nesupranta. Pasitelktume mokslą, pasitelktume rimtą mokslą ir investuotume į mokslą. Dabar tas mokslas irgi Lietuvoje, pavyzdžiui, pamotės tokiam roliai ten jisai. Investicijų nepakanka, paklaus bet kokio mokslininko, jie galėtų padaryti žymiai daugiau, jeigu gautų atitinkamą finansavimą. Taigi mokslas, švietimas iš vienos pusės, apginkluoti ūkininkus paskutinėmis technologijomis, skaitmenizuoti žemės ūkį, na tą patį kartojam, ką jau kartojam 5 metus ir pasieksim puikių rezultatų. Diego Gustavo, what are your expectations for a new European Parliament? It's a super interesting discussion. And I'm very pretty much agreeing to the arguments given today. It's difficult to add more arguments, but I basically believe in the same as you said. If I could complement, I would say that we need to make farming profitable, and we need to make farming as an industry that people aspire to invest and to be there. What I see today that unfortunately the level of subsidies that, and at the same time that the hurdles are high, but the level of subsidies given to farm in Europe is very high, basically because of these trade-offs. And if we don't do something, it will cost more and more also in terms of subsidies, which has also in the other side a negative effect. And I think we would change the circle by a more science-based, with more dialogue, also
by considering sustainability, societal and economical impact to balance. But I think the dream would be that people want to invest, want to work for farming. As a young person, I want to buy a farm, and I want to do it because I know I'm doing something good for society, and I think we are losing that a little bit over time, and that's a little bit of a risk trend. So for me, that will be one area that we should work on, and then also that future generations see farming as an attractive industry to work for. Thank you. Pone Zita, kokie kryptimi dirbti mums reikia su nauja valdžia? Aš manau, kad yra du burtažodžiai. Tai yra duomenys ir informacija. Pirmiausia, mes turim remtis duomenimis ir informacija. Ir Mindaugas jau buvo pradėjęs sakyti, kad vertinti ir skaičiuoti išlaidų, teršalų, sąnaudų lygį kilogramų maisto, nes galime pasėti hektarus grikių, nieko nedaryti ir neturėti derliaus. Deja, mes valgome ne hektarus, bet valgome gramus. Mums reikia užauginti maisto, reikia nustoti ūkininkus vertinti kaip teršėjus, nes ūkininkai yra ne teršėjai, o jie yra sprendimo dalis. Jie pirmiausia, kurie savo technologijomis ir savo darbu ateis spręsti šitų problemų, kurias mes šiandien turime. Ir kita vertus, aš manau, kad mes visi turime pradėti didžiuotis savo ūkininkais ir ūkiais, kokie yra Lietuvoje, kokie yra mūsų darbštūs ūkininkai. Ir kai bandė dainuoti jau gretimam stende dainininkė, mes esame nerealūs. Aš taip pasižiūrėjau jūsų nuostabius auskarus, ačiū. Ne tik nerealus, bet ten yra žodžiai, visa kita tik detalės. Taip. Bet aš drįšiu paprieštarauti, nes detalėse yra esmė. Taip. Ir jūs apie tas detalės kalbate visi. Ir mes jums norime garsiai paploti ir padėkoti. Ir tikrai palinkėti, kad ta žemės ūkio politika būtų kiek galima racionalesnė. Ir reikia kalbėti, diskutuoti ir kažkaip susikalbėti, kad Audrius nenulėktų ten su traktoriais ir jam nebūtų svarbu, ką jie čia. Dar viena toks pats pagrindinis, apie ką mes šiandien šnekėjom. Padarykite apklausą vartotojų. Kiek brangiau už maistą jie pasiruošę mokėti ir tada žinosim atsakymą. Ar galim sau leisti, ar negalim. Ir ieškokim sprendimų, kad vartotojas vis dar galėtų įpirkti sveiką, natūralų maistą. Ir nepasidarykim kosminių kainų. Žiūrėkit, Mindaugai, Blitz, turim atsakymą. Mes jau padarėm. Va, atsakymas yra. Taip, gerai. 74% Lietuvos gyventojų nesutinka valgyti mažiau. 2% Lietuvos gyventojų norėtų valgyti daugiau, bet jie neįperka to maisto. 24% respondentų ir tai yra daugiausia vidutinio amžiaus moteris, kurios šiaip mėgsta laikytis dietų, sako, galbūt valgyčiau mažiau. Va, prašau. Bet visi tikrai norės valgyti. Dar kartelį padėkokite mūsų prelegentams, diskusijos dalyviams, gerbiamas Audrius, Mindaugas, Aušrys, Gustavo, gerbiama Zita. Jeigu norite iš arčiau apžiūrėti auskarus Zitos, būtinai prieikite. Jeigu norite užduoti klausimą Gustavo, irgi prieikite. BSF kolegos laukia jūsų klausimų, prieikite, drąsiai klauskite. Ir jeigu kažką praleidote arba norite palinkėti savo draugams, jeigu jie praleido diskusijas, būtinai užsukite ir prisijunkite prie BSF Agricultural Solutions paskyros socialinėme tinkle Facebook, ten pasidalinsime įrašais. Viskas pasakyta, gražios agrovizijos ir iki kitų pasimatymų. Taigi svarbiausias darbas žemėje yra, žinoma, ūkininkavimas su meile ūkininkavimui. Ačiū.